Šiaip jaučiuos Žemaitijoje, kad aš net ne Lietuvojas. Viskas. Ate, atbėgsiu ant kitą video. Ką tu ten žvengi? Nepaspaudęs laiką žvengi tu čia. Pažiūrėk, čia belekas. Čia tai rūmai. Ir realiai esu kažkieno kieme tiesiog. Skaniai atrodo, kaip kvepai. Čia dar su kanapė sėklo, man atrodo. Žiūrėk, kokia spalvos vanduo. Nu tai labas rytas. Turim 7 ryto. Prie to pačią ežerėlę. Lemba. Ryte vėsoka. Bet miegmaišį labai gerą čia. Nu, šildaus darysimės. Arba tikės, biškai. Bulvių košės užkasim ir įdėsim toliau. The fortune lady told my mama before I saw the sun. Tai dabar važiuojam prie sunkiausią dviračio Lietuvoj. Tada važiuosim į Žemaitiją, sostinį, Telšius. Ten gal nuvažiuosim Zaksą kalną, dar kažkur. Ir kastinę su bulvėm, o tada judėsim link Plungės, Joginskio rūmus, nes ten belia kokią grožią rūmai. Tai žodžiu, toliau judėsim link Kretingos, kažkur ten. Tai viskas, judam, jau turim po 8:40, tai всё. Laugh and cry. In a whole wild. Alsėdžiai, labas rytas alsėdžiams, alsėdžiaiškiams. Končią gerą turit, končią gerą. Aikštelė graži. Čia parkelis, kas visai toks gražus visai. Žiūrėkite, kaip čia gražiai atrodo. Koks kelias. Got a black cat charm and a heart turned blue. Got a letter from my baby saying I'm done with you. Nu ką, atvariau į tą parką, kur yra tas dviratis. Degaičiai. Einam ieškoti. Net nežinau, kur yra, bet kažkur parke. Tai čia matot, sunkiausia važiuojantį dviratį Lietuvoje, jis sveria apie 1,8 tonas ir buvo sukurtas Degaičių kaimo bendruomenės. Įdomiausia tai, kad Ans sver daugiau nei 400 kg, daugiau nei už dabartinį Gineso rekordų knygoje užregistruotą dviratį. Sunku patikėti, bet Ans dar ir važiuoja ir gali išvystyti apie 10 km/h greitį. Tik aišku, net ir stabdžių. Su spidometru net. Beleha, nu. Gal ir nieko.
Kas čia dar gera tam parkiukė? Šiaip gražu labai čia visur. Žemaičių tauta. Ežerėlis viską. Nu, faina, gražiai tikrai čia. Degaičiai. Parkelis. Tikrai gražus. Mažas miesteliuks, bet parks tai kosmosas su to dviračiu tai iš vis. Nu ko, dabar judam į Telšius. Telšiai, sveiki! Labas, labdien, Telšė! Tai kon jūs, Telšiške? Na, mas čia ežers, tai tikrai grožis. Ką? Zakso kalnas. Pro kur čia eiti? Pro laiptukus kaip žmogui. Rėčiau matyt, kaži, matysiu ežerūzą. Labai daug medžių. Ar kokią atodangą. Liepų giraitė. Ir matas. Atodanga tokia. Nu, su tais ežerais Žemaitėje, tai man stebint. Labai gražus ežera. Aš net pasipuošiau. O džinsus apsimau. O jo, paparė. Ką atrodo? Beleka. Žiauriai gražu. Šiaip jaučiuosi Žemaitėje, kad aš net ne Lietuvojas. Atrodo, kad užsienį kažkur pastaus. O čia viens pilotaun laivą. Banda prišvartaut, man atrodo. Bangas tai kai jūroj, vėjas irgi. Tiltelis, va tapo Kimaren. Žemaitė! Gerai, tam. Nu ką, reikia ieškoti, kur pavalgyti. Ne? Žodžiu, užsisakiau kastinę su bulvėm. Ir gyros pasiėmiau. Žiūrėsim. Praeitoje, kur buvau, tai neturėjau. Minė gera. Tai atnešė kastinį. Skaniai atrodo. Kaip kvepai. Čia dar su kanapių sėklom, man atrodo. Šiauriai gerai. Joks. Oi. Tai kastinys 10 iš 10. Žiauriai gerulis. O gira, nu turi tokį poskonį, bet gal dėl to, kad šviežia,
Bet šiaip gerul ir gera, tai gera 9,25 iš 10. O dabar reikia judėti toliau. Ir dar pažiūrėkit, kaip Telšė gražiai atrodo. Čia tas centras vadinasi tikriausiai. Ačiū Telšė už gražias veitas ir už skanų maistą. O dabar judame į Plungę. Į Plungę prie Oginskio rūmų. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. Aš koks Downs. Tai žemaičių tai neparagavau Telšios. Bet ir nelabai valgyt norėjau. Lemba. Nu nieka, kitą kartą. Bet tikiu, kad belia kokie gerumą turėjo būti. Nepykit. Labadiena, labdien. Plongi, tvarkos, kelius, viską. Nu ką, einam. Jūs tik pažiūrėkit į tos rūmus. Eik, tu savo. Pažiūrėkit. Insane. Insane. Beleka. Nu kas čia vyksta? Pažiūrėkite tą fontaną. Beleka. Čia beleka. Nu va, čia tai tikri rūmai. Kažkaip va taip atrodo. Neturiu žodžių net. Nėra žodžių. Dar ir iš tos pusės gerai atrodo. Čia irgi toks parkiuks. Pažiūrėk, čia belekas. Čia tai rūmai. Į vidų, aišku, neįeisiu, nes filmuoti negalima. Bet vėl, čia va biškai uždedu kelias nuotraukas, kaip viduj gali atrodyti. Va, bum, 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 bum. O, visas planas. Dar čia toks parks yra. Biškai prasieinam, kai jau į vidų neinu. Tokia statulėlė. Toks ežeriuks. Na, tai konto. Kur plauki? Neturiu, žinok, batonezą tau. Negalvojau, kad čia būsi. Ta prasme aš vaikštau. Ir realiai esu kažkieno kieme tiesiog. Čia į kiems, ne? Tiesiog labai didelis kiems. Gal ir nieko. Nu ką? Oginskio rūmai. Didelis pliusas.
10. Nors šiaip nevertinu vietų. O dabar važiuojam į Kretingos rajone esantį japonišką sodą. 50 km nuo čia. Bet už Kretingos bus kažkur pakely bunkeriuks. Gal, šiaip nežinau. Ir traukinys važiaun. Važiaun traukinį. Kur važiauni? Ir pravažiavau jau 305 km pro Žemaitiją. Čia tik Žemaitija. Žemaitijos grūdai kaip pastatėlis diduma. Eik tu savo. O ką plongi? Rūmai, bet belė kokie gerumą. Iki sekančio susitikimo plongi. O dabar judame į Mažučius. Maros Mažučiai tas kaims vadinas, ar miestelis, nežinau. Bet žodžiu, Kretingos rajone japoniškas sodas. Liko 47 km. Darbėnai. Sveiki atvykę į Darbėnus. Nu, atvažiavau į tą japonų sodą. Čia belė kiek žmonių. Tai nusipirkau bilietą. Čia dar žemėlapį pasiėmiau. Dar žuvytą maistą. Nu, čia iškadai pasižiūrėt, kur kas yra. Kur aš esu. Čia kažkur. Palai reiktų nuo pirmą eiti. Čia yra surašyta. Kur tas pirms? Antras. Na gerai, ten daug žmonių, einam nuo antrą. Antras yra akmeniniai žibintai. Gal ir nieko. Tas meistras čia gyven Japons, Hanibė Vantinagė, kažkaip taip vadinas. Tai jis čia gyven ir puoselėja visą tą sodą. Tikras Japons. Įdomiai, nežinojau. Bet kažkur dar žuvytės turėsiu pamaitinti. O aš vis čia galiu eiti? Bet čia negali eiti? Nežinau, gal neimu. Aš žiūrėjau, kokia spalvos vanduo. Kur dabar eiti? Čia ąsotis tai didelis. Gal nebus toks didelis. Japono Hanihuša. Nebepamenu vardą. Per sunkus man. Bet visai fainiai. Ir kur man ta žuvytės maitinti iš vis, ką čia turiu? Krūzai kažkokie. Tai gal čia maitint man žuvytės? Ženklai baigęs, nebežinau, kur eiti. Čia tokia dydžiausis. Baigęs kels. Man čia eiti po.
Aš jau einu čia, žalynais. Nusipirkau žemėlapį už 5 centų, bet bėda to, kad aš nežinau, kur pats esu. Pažiūrėkit į tą vandenį. Kaip atrodo prie to vandens. Valgykit, žuviai. Reikia vis pamaitinti. Žinau, ar per kamerą matos. Kiek žuvyčių privarė. Bet valga. Nu ką, žinau. Grožus tas sots. 14 eurų bilietą kaina. Eurus maistas žuvytėm ir 5 centų žemėlapis, kurio nesupratau, bet dabar suprantu, kurios. Va čia sakurų sodas. Eik tu savo čia kaip pražyst, jaučiu kaip gražiai atrodo. Visas šit sodas. Gaila nepražydė dabar. Bambuks. Čia galima nusipirkti. Jaučiuos kaip Japonijai. Galima nusipirkti tokių galiukų. Žiūrėkit koks kiutels. Ką tu? Kate. Zdarova, kunfu kate. O, dar vienas bambuks. Šits nebėg. Žinau, visai nieko tas japonų sods. Pražystų ten tas sakūras, tai iš vis ten būtų kosmosas. Verta apsilankyti. Tai dabar judam jau į apačią pro Kretingą, o toliau jau žiūrėsim po biškį. Bet šiaip važiuojam dabar link Medvėgalę, Piliakalnę. Prasukau jau 416, sukam toliau. Ką, Kretinga? Kretingoje daug kartų buvęs. Aš jį fains irgi miestas. Žemaitijos pakrašty. Tai žodžiu, čia tas bunkeris, tai čia nieka gera. Žodžiu, va čia įmetu nuotrauką, va čia kaip atrodo jis. Ten iš vis nieka gera, kelias plytas likusios ir viskas. Tai dabar judam į Medvėgalę, Piliakalnį. Ten turėtų būti irgi kosmonautika. Man iki ten apie 80 km. Nu ką, atvažiavom. Medvėgalio, Piliakalnis ir dar čia kažkas nesubavęs čia. Medvėgalio archeologinis kompleksas. Visas kompleksas. Mata kaip čia. A tu mata, kaip čia jį. A tu mata. A tu nieko nemata. Žiūrėkit tą Žemaitiją. Žalumynai. Medvėgalio kalnas. Visas horizontas. Eik tu savo. Kaip gražu. Oh my god. I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. I got a black cat charm. Matau, ten vienas didelis kalnas.
Einam? Ar nebe? Tiek to einam. Čia bus reikalų pareit. Got a letter from my baby saying I'm done with you. I'm gonna make you good Pilies kalnas. by my head. And the crowd gone. Tokia vietelė. Nu, duodu stiprų 10. Nu tai ką? Manau, čia kelionė ir užsibaigs. O, dar viena stotėlė. Visas maketas. 1329 metais Medvėgalis tapo galingo ordino žygio tikslu. O taip va. Va toks va kompleksas visas kalnų. Per Žemaitiją pravažiavau beveik 600 km. Kol grįžau namo, tai bus gal net virš 600. Aplankėm visai įdomių objektėlių. Aišku, ne viską pavyko aplankyti, bet pasiliekam, nereikia viską aplankyti. Tai jeigu patiko mano tokia kelionė, paspausk like, paspausk subscribe, parašyk komentariuką. Dar galit siūlyt kur apsilankyti, nes važiuosiu dar per Suvalkiją, Dzūkiją, Aukštaitiją, nežinau kada, bet planuose yra, tai galit siūlyti visokius objektėlius. Tai jeigu jau paspaudėjai laikiuką, užprenumeruoji kanaliuką, tada aš viskas bėgu iš čia. Supranti? Ar jūs suprantat? Tada viskas. Viskas. Ate. Atbėgsiu ant kitą video. Spausk laiką. Paspausk laiką. Ir būtinai išprenumeruok. Nepamiršk prenumeruoti. Nenervuok. Ką tu ten žvengi? Nepaspaudęs laiką žvengi tu čia. Spaudis, taigi tą laiką. Alio.